Jeigu norite lengvai perkelti duomenis iš vieno Android telefono į kitą, tai galite padaryti vos per kelis paprastus žingsnius. Pirmiausia, įjunkite naują telefoną. Pasirinkite kalbą, šalį ir sutikite su naudojimo sąlygomis. Tuomet ekrane pamatysite pasirinkimą nustatyti telefoną naudojant kitą įrenginį. Pasirinkite Android įrenginį. Ekrane atsiras QR kodas, kurį reikės nuskenuoti senuoju telefonu. Toliau visus veiksmus atliksite naujame Xiaomi telefone. Jei reikės, suveskite saugumo kodą, kurį naudojate senajame renginyje. Jeigu dar neįdėjote SIM kortelės, tai galėsite padaryti vėliau. Dabar pasirinkite, kokius duomenis norite perkelti į naują telefoną. Galite pažymėti nuotraukas, kontaktus, programėles ir kitą informaciją. Jei kažko nenorite kopijuoti, tiesiog nuimkite pasirinkimą. Šios duomenis galėsite perkelti ir vėliau. Kai viską patvirtinsite, duomenų perkelimas prasidės automatiškai. Toliau galėsite nustatyti telefono saugumą, pavyzdžiui, veido atpažinimą arba piršto atspaudą ir užbaigti pagrindinius telefono nustatymus. Jeigu turite naują Xiaomi telefoną ir norite greitai perkelti visus duomenis iš seno Android įrenginio, paprasčiausias būdas tai padaryti, naudojant Mi Mover programėlę. Paleiskite ją tiek sename, tiek naujame įrenginyje ir suteikite visus reikalingus leidimus, kad programėlė galėtų pasiekti jūsų duomenis ir pradėti perkelimo procesą. Tada naujame Xiaomi telefone pasirinkite parinkti naujas, o sename Android įrenginyje senas. Programėlė gali paprašyti papildomų leidimų, pavyzdžiui, prieigos prie vietovės ar kitų funkcijų. Kai leidimai bus suteikti, naujame Xiaomi telefone pasirinkite, kad duomenis perkelsite iš kito Android įrenginio. O sename telefone pasirinkite rodomą Xiaomi įrenginį iš sąrašo. Toliau pasirinkite, kokius duomenis norite perkelti – nuotraukas, kontaktus, programėles ar kitą informaciją ir spauskite siųsti. Abiejose telefonuose matysite duomenų perkelimo eigą. Rekomenduojama telefonus laikyti arti vienas kito, o jei perkelimas užtrunka ilgiau, prijungti juos prie įkrovimo. Kai perkelimas bus baigtas, abu telefonai apie tai informuos ekrane. Tai reiškia, kad visi pasirinkti duomenys sėkmingai perkelti. Dabar naujame Xiaomi telefone visos programėlės, nuotraukos, kontaktai ir sisteminiai nustatymai bus automatiškai perkelti bei išdėstyti identiškai kaip jūsų ankstesniame įrenginyje. Todėl galėsite iš karto tęsti naudojimą be papildomo nustatymo.